daug operacijų? 7, esa? Taip. Ar jūs išgydėte tokį pangburną? Paralyžiuotai. Iš dalies. Padėjote jam vėl atsistoti ant kojų? Taip. Kaip jums pavyko išgydyti lūžusius C7, C8 slankstelius? Aš negyčiau. Jis negalėjo vaikščioti. Aš tiesiog įtikinau jį, kad jis gali. Negi sakote, kad tai viso labo psichosomatika. Kai jūs sujungite nutrūkusius nervus, ar jūs juos auginate ar kūnas? Ląstelės. Ląstelės užprogramuotos jungtis tik tam tikrais būdais. Taip. Kas jei pasakyčiau, jog jūsų kūnas gali būti įtikintas gyti pačiais įvairiausiais būdais? Kalbate apie ląstelių regeneraciją. Tai pasiutusiai pažangi medicinos technologija. Ar todėl dirbate čia? Toliau nuo reguliuojančių valstybinių tarnybų. Ar jūsų gydymas smarkiai eksperimentinis? Pakankamai. Atradote būdą perprogramuoti nervinės ląsteles, kad jos pačios gytų. Aš moku perorientuoti žmogaus dvasią, kad jį gydytų kūną. Kad dvasia gydytų kūną. Teisingai. Ne, gerai. Ką darysime? Nuo ko pradėsim? Nepatinka piešinys? O ne. Jis puikus. Tiesiog esu tokių matęs smulkmenų parduotuvėse. O šitas? Akupunktūra. Puiku. Taip. O šitas? Rodote magnetinio rezonanso atvaizdą. Netikiu savo akim. Šiuos paveikslėlius nupiešė žmogus, matantis dalį, bet ne visumą. Jūs man tauškite apie išgyjimą per tikėjimą. Esi žmogus žvelgiantis į pasaulį per rakto skylutę. Tu visą gyvenimą stengiasi praplėsti tą skylutę. Kad daugiau suprastum, kad daugiau žinotum dabar, išgirdęs, jog galima praplėsti, neįsivaizduojamais būdais, atmeti šią galimybę. Ne, aš ją atmetu, nes netikiu pasakomis apie čakras ar energijas ar tikėjimo galią. Nėra tokio dalyko kaip dvasia. Mes iš materijos ir nieko daugiau. Jūs tik dar vienas, mažytis, trumpalaikis taškelis abejingoje visatoje. Tu menkini save. Manote, kiaurai mane permatot? Ne velnio. Bet aš permatau jūs. Ką jūs man padarėte? Įstumiau tavo astralinę formą iš fizinės. Akimirkai įėjai į astralinę dimensiją. Į ką? Erdvę, kurioje egzistuoja siela be kūno. Kodėl man tai darote? Noriu parodyti, kiek daug tu nežinai. Atmerk savo akį.